Sveiki visi. Šiandien sveikinuosi su jumis iš pievų. Ūkanota diena, lietinga, bet tokios dienos yra puikiai tinkamos apmąstymam. Ir šiandienos mintis krypsta į išbaigtumo temą. Nes išbaigtumo jausmas yra labai svarbus žmogaus sąmoniai, kadangi kuo daugiau neišbaigtų įvairių situacijų mes turime gyvenime, tuo didesnį stresą, nerimą ir įtampą mes jaučiame. Ir geroji žinia yra ta, jog jeigu mes išbaigiam šias situacijas, nesvarbu kas tai bebūtų, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų apmokėtos sąskaitos, ar tiesiog sutvarkyti mūsų namų kambariai, visa tai panaikina papildomą minčių srautą, tai reiškia, kad mes jaučiame didesnę ramybę ir jaučiame mažiau įtampos. Tačiau blogoji žinia yra tai, jog gyvenimas yra labai gyvas ir jame yra nuolat neišbaigtų situacijų. O kartais mes jas patys susikuriam. Tai reikia, pavyzdžiui, įsigyti naują automobilį ir mes jau turėsime labai daug įvairių spręstinų situacijų. Kita vertus, tam tikrais gyvenimo etapais, momentais mes turime tokių situacijų, kurių apskritai išbaigti yra neįmanoma. Taigi turbūt kyla natūralus klausimas, o ką daryti? Jeigu mes niekada negalime išeiti iš šito užburto rato, jeigu visada yra ką spręsti, kaip mes galime pajusti tą vidinę ramybę ir džiaugsmą šitam gyvenime. Ir atsakymas turbūt yra labai paprastas, tai yra sąmoningai sustoti. Tai yra sąmoningai sustoti šitam gyvenime, nes savaime tai nesigauna, savaime gyvenimas eina į priekį, savaime jisai gimdo vis naujas situacijas, kurias mes turime spręsti, jeigu mes norime gyventi šį gyvenimą. Taigi, jeigu mes esame sodininkai, ar ne, mes nuolat turime ką tame sode daryti. Jeigu mes nupjausime žolę, veikiausiai reikės dažyti tvorą, jeigu mes nudažysime tvorą, reikės daryti kažką tai kito. Ir niekada neateis tokia akimirka, kuomet viskas bus išbaigta. Tad sąmoningai sustoti tai reiškia, kad aš tiesiog paskiriu laiką įvertinti ir pasimėgauti, kas jau yra nuveikta. Galbūt pasimti puodelį arbatos ar kavos, atsisėsti tame pačiame sode ir tiesiog pasimėgauti tuo, kas jau yra padaryta. Galbūt ten yra nupjauta žolė, galbūt ten yra paukšteliai, kurie čiulba, arba tiesiog yra kažkokie nuostabūs gamtos kvapai, kuriuos aš galiu įkvėpti save ir pajausti šitą gyvenimo akimirką. Tai yra sąmoningai tą padaryti. Nes, kaip ir minėjau, savaime tai nesigauna. Tad to ir linkiu mums visiems sąmoningai sustoti, pabūti ir pajausti šitą gyvenimo akimirką ir tada toliau judėti. Iki kitų susitikimų.